Žadėjo merginos atvažiuoti į Lazdijų rajono Kučiūnų kaimą, bet nutiko nakčių vaikui nelaimė ir susitikom Kauno klinikose. Jis būdavo jau tokies paaugęs biskį, tai jo buvo didžiausias svajonė, tai mašinos ir žinot, ir saldainių, kas būtų kalnas. Autoįvykis. Jie važiavo Alyton pasvažinėti su draugais ir vienu žodžiu. Draugai abudu sveiki, o mano vaikas. Dabar toks yra, koks yra. Fondą tai iš viso sugalvojo, kad dirbo Kauno klinikose Žavinta Baltrušaitytė. Jinai atėjo pas mane palatą, sako, žinokit, jūs pykit, nepykit, aš parašiau ant Rimanto Kaukėno fondą, kad jį nupirktų atsiurbimo aparatą. Aš sakau, gal jau kaujat? Sakau, aš to žmogus nepažįstu ir sakau, tuo labiau, kaip sugalvot tokie dalykai. Bet sako, jis jums tai bus reikalingas vanduo, tas aparatas. Ir tai paskui, kaip vaikų ligų skyriun mes atgulėjom, tai atvežė iš Rimanto Kaukėno paramos fondo tą atsiurbėją. Ir tikrai šitam žmogui tai galiu žemai nulenkt galvą, nes tokių žmonių Lietuvoje yra reta. Dabar ko, paprasčiausiai pampersų, to čiužinio, kad pragulų nebūtų, ir Alytaus jo profesinio rengimo centras labai daug padėjo. Kauno reanimacijų seselėm tai visų gyvenimų liksiu dėkinga, nes tikrai daug išmokino, daug, pradedant nuo prausimo ir baigiant visų.